Kiekvienas DevOpsas, kuris yra DevOpsas, jisai jaučiasi kaip žvaigždė. Ir įmonėje į jos žiūri kaip į žvaigždės. DevOpsas yra kaip specialių pajėgų karys. Ir kas supranta konceptą, visuomet supras, apie kokią energiją, apie kokį protą, apie kokius gebėjimus ir kompetencijas mes kalbam. Ateini, išspiri duris, sutvarkai problemą, išeini, betvarkę tvarkykitės patys, bet viskas veikia. DevOpsas yra tas centrinis žmogus, kuris užtikrina, kad viskas veiktų. Jeigu tu nori suprasti ir hardo, ir softo pusę, ir operacijas, ir programavimą, DevOpsas yra centrinis žmogus. Jis yra labai brangus žmogus ir labai reikalingas resursas, kalbant iš IT kompanijos pusės. Tas esminis skirtumas tarp programuotojo ir DevOpso. Vienas rašo kodą, kitas užtikrina, kad tai veiktų. DevOpsu galėtų tapti kiekvienas pasistengęs ir tai yra klausimas pastangų. Žmogus norintis tapti DevOps inžinierium, jaunesniųjų platformų programuotojų, jis pirmiausia turėtų būti atviras mokymuisi visą gyvenimą, analitinis mąstymas, struktūruotas mąstymas ir tuo pačiu gebėjimas ir noras spręsti problemas. Dirbtinio intelekto elementai taip pat yra įtraukti į programą. Ir šitoje vietoje mes padengiam ne tik dirbtinį intelektą, bet taip pat yra įtraukti pagrindai ir kibernetinio saugumo. Ir visi populiariausi įrankiai, jie yra įtraukti į programą. Ir šitoje vietoje buvo labai didelė diskusija, nes mums kaip industrijos atstovams kartu su Dovydu buvo tikslas iškelti šitą lūkestį atlieptą, kad tai būtų ruošiami žmonės, kurie yra reikalingi čia ir dabar. Nes pasakyti, kad tai konkurencinga programa yra per silpna. Užtenka atsiversti LinkedIną ir pamatyti, kiek DevOps yra reikalinga. Profesinė mokykla yra praktika grįstas mokymasis. Ir būtent to reikia šiuolaikiniai IT kompanijai, kad jinai išliktų konkurencinga. Tu niekada nenustosi mokytis ir tu visuomet būsi konkurencingas, jeigu tavo gebėjimas, kompetencijos ir įgūdžiai iš tikrųjų galės spręsti kompanijoms reikalingas problemas ir užduotis. Antras dalykas, be abejo, finansinė grąža. Geras specialistas, jis yra visuomet paklausus ir tai yra reikalinga rinkai.